tuo, ką aš kalbu dabar, noriu patikinti, kad franšizės davimas franšizės pirkėjui tai nėra tas, kad nudaviau franšizę ir ten kažkas kažkaip kažką daro, po to galų nesurinksi, nesužiūrėsi, gal geriau neduosiu. Viskas vyksta absoliučiai atvirkščiai. Supraskite vieną svarbų dalyką. Franšizės pirkėjai perka jūsų franšizę ne tam, kad jie kurtų kažką tai savo, jie perka tam, nes jie mato, žino, kad jūs jau padarėte taip, kaip jie labai norėtų tą padaryti. Ir jie nesikiška, jie nesako, kad į McDonald'ą įtraukim dar ir cepelinų. Ir jūsų versle, kada jūs duosite franšizę, jūs labai aiškiai, kas galima ir kas negalima. Ir tai yra nediskutuotina, nes tai, kaip jūs darote, ir tai garantuoja sėkmę. Dėl to yra sukuriama labai tokia aiški atidarymo, padalinio atidarymo visa schema. Visi reikalavimai įrangai, paslaugoms, marketingui, darbuotojams. Ir franšizės iš tikrųjų valdomos ir jos, sakykime, atitinka standartus dar geriau negu kad jūsų asmeniniai padaliniai. Atsiminkite vieną dalyką, kad franšizės pirkėjas yra tas, kuris investavo pinigus savo, atidarė prekės ženklą, įdarbino darbuotojus, jis yra maksimaliai suinteresuotas sėkme ir jisai nenori prieksperimentuoti, jisai kaip tik klaus jūsų, o kaip čia geriausiai padaryti. Ir jūs sako, daryk čia taip, taip ir taip, supratau, o kaip čia geriausiai padaryti marketingė. Marketingė mums pasiteisino taip, taip, tavo atveju reikėtų žiūrėti, jeigu tai yra kita šalis. Tai reiškia, jis klausia, jisai nori vedimo ir jisai laukia tų instrukcijų. Tai nėra taip, kad jisai bodėsis, dabar mes jam sakysim, jisai ten darys ir kažkaip priešinsis. Ne. Dar ankstyvoje stadijoje franšizės pardavime mes kvalifikuodami franšizių pirkėjus, mes aišku patikriname, ar yra tokių, kurie, aš nupirksiu, bet padarysiu savaip. Būna, bet kada ankstyvoje stadijoje pradedi kalbėti, kad franšizė yra apie tai, ir jie tada sako, mes suprantam, būtent mes to norim, ir tada gaunasi geras mečas tarp franšizės pirkėjo ir pardavėjo. Ir tą mes kvalifikuojam ir padarom. Dėl to šitoje vietoje yra labai toksai win-win modelis ir abi pusės yra suinteresuotas. Viena klausyti, išgirsti, stengtis, kita suteikti paramą, padėti, konsultuoti, vesti, kad jis padarytų. Tai reiškia, jūs duodate inputą, jūs duodate žinias, duodate vedimą, duodate patarimus, o jie rūpinasi, daro kasdienę veiklą. Tai būtent teisingas franšizės modelio pastatymas ir sukūrimas įtakoja didelę sėkmę. Ir tai yra būtent tai, ką aš jau 10 metų darau, nes aš esu franšizių praktikas.